Keliaujantys pagrindinė Aukštadvario gatve išvys tik dalį miestelio žavesio, tad norintiems susipažinti su jo apylinkių grožiu, teks šiek tiek išsukti iš kelio. Aukštadvaris įsikūręs kalvotosios Dzūkijos masyve, todėl jo apylinkėse atsiveria Lietuvai nebūdingas kalvotasis kraštovaizdis. Aukštadvaris kartu savo apylinkių grožiu. Dar Sirakomblė prieš 150 metų keliavęs pro Aukštadvarį yra taip įsireiškęs, kad čia, tose neturtingose žemėse, žmonės gali geriau maitinti ne prasti derliai, o apylinkių grožis. Ir iš tikrųjų, tas apylinkių grožis, kuris papuoštas ežerais, kuris apaugęs miškais, ir tom įspūdingom reljefo formom yra traukiantis dalykas ir tikrai čia lankytojų niekada nestinga. O šita vieta yra tokia Drabužninkų bemiškės kalvos ir, sakykime, čia šitoj vietoj galima pamatyti kalvotąjį Lietuvos peizažą, Dzūkų aukštumos vietą. Iš viso Aukštadvario apylinkėse stūkso daugiau kaip 250 kalvų. Aukštadvario miškai turtingi uogų, grybų ir yra tinkami rekreacijai. Bet keliaujame toliau. Pavažiavus keletą kilometrų miško keliuku atsidurėme nuostabioje vietoje, Verniejaus ežero pakrantėje. Visus atvykėlius čia pirmiausia pasitinka įspūdingi Nikronių akmenys, anksčiau laikyti šventais. Akmens paviršiuje esančioje duobutėje susikaupusį vandenį žmonės laikė stebuklingu ir tikėjo, kad juo nuplautos akys prašviesėja. Tiesa, dabar čia telkšantis vandenukas pasitikėjimo nekelia. Ant akmenų iškaltos raidės MOPT reiškia čia paslėpti mano tėvo pinigai. Šis užrašas norom nenorom akimirkų užvaldo mintis apie lobių paieškas. Tačiau nemažesnis lobis nei pinigai – Aukštaitijos ežerai. O mūsų parkas yra ežeringas, apie 90 ežerų yra, jų kranto linija visų 140 km, tai šiek tiek daugiau negu pajūrio Lietuvos. Ir, taip galima teigti, kad pusė ežerų, pusė pakrančių tinkamos, ilsėtis. Pats metas susipažinti ir su paties Aukštadvario įžymybėmis. Vos įvažiavus į miestelį, visus lankytojus vienoje kelio pusėje pasitinka ežeras, o kitapus kelio stūkso Kartuvių kalnas, ant kurio dvarponiai korė nepaklusnius baudžiauninkus. Kildami laipteliais turėtumėte dairytis ne tik atsiveriančios panoramos, bet ir šią vietą pamėgusių retųjų drugelių. Kartuvių kalno papėdėje įsikūrė ir kelios rūšys šikšnosparnių, kuriems čia įtaisyti specialūs inkilai. Atvykę prie šio kalno naktį galėsite pasiklausyti ir pelėdų ūbavimo. Viešėdami Aukštadvaryje būtinai stabtelėkite apžiūrėti Aukštadvario dvaro rūmų ir Švento Dominyko vienuolyno.